Visiems iki mano giltiesiems, aš esu Adelė ir šią aš filmuoju savo 8 seriją mano serialo Super žvaigždė. Tai ką, pradedam? Na tai ką, reikia tapti geresnį šį kartą. Kažkokį dalyką padaryti žmonės apie mus jau blogai nebegalvoti, nes visi žmonės galvoja, kad mes žiauriai kažkokios ir blogos. Jo, mes nesam tokie pat kaip žmonės. Mes kitokie. Taip, bet mes ir nesam jau labai blogos. Tik vieną kartą padarėm, kad pavogėm daktarą. Nesvarbu, kad pavogėm tą daktarą ir ką. Pavogėm. Kas buvo, tas pražuvo. Tai daktarė pati sakė, kas buvo, tas pražuvo. Tai va, aš pakalbėjau pasiau kaip daktarą, žodžiu, tai va. Nes sakė, vis tiek išgyveno, žodžiu, man reikia Nesvarbu, svarbiausia likti savim ir nesvarbu, kad kiti žmonės apie tave galvoja. Svarbiausia, kad tau pačiai patiktų, ką tu darai, ar kitų žmonių nuomonė yra nesvarbi. Ir tai plus dar tą, ką bėgėm. Tai bent aš prisimenu, kad pažiūrėjau, sužinojau, kad Adėlės pinigai jau grįžo pas ją. Tai mes jau grįžinai. Tai va, bent galim pasakyti, jau vieną darbą gerą padarėm, grįžo pinigus, kas žinom. Jo, ir atsiprašai daktarės. Jo, čia jau 2 darbai geri. Taip, nereikia daryti tų gerų darbų, mes ir taip normalės, kokius esam, tokius esam, jo. Tai mumgi patinka, ką mes darom, bet reikia daugiau kažkas padaryti. Davai mes pabandom padaryti planą mūsų, kažkokį tai gerą ir mes bandysim šiandien kažką tai padaryti, žmonėm padėti. Gerai, tai dabar einam. Gerai. Taip, tai ką čia reikia? Goda su Valerija reikia iš pragaro nuimti, kad apie daugiau niekas negalvotų blogo. Tiksliai, galiu susitikti su Austėja. Davai pabandom, reikia mamai pasakyti. Mama, aš einu pas Austėją. Gerai? A ką tu pasietin pamiršai? Nieko, tiesiog noriu susitikti. Seniai matinams tipo. Tada gerai, sėkmės, tą pasakysi, kas buvo, gerai? Aha, gerai. O tai gerai, kad aš jau atvažiavau pas tą Austėją. Taip. Tai ir pasituksant. Kažkaip sąlytis Adėlė. Labadiena. Tai, kaip tau sekasi, seniai matyta? Nuostabiai man sekas. O ką čia taip pas mane? Tiesiog seniai matėms, tai norėjau pasikalbėti. Nes jau kaip aišku, kad jau pranešė per žinias, kas ten įvyko vakar vis. Jo, aš net pati negaliu patikėti, kaip jos taip galėjo padaryti. Daktarė pavogti. Jo, bet aš ją išgelbėjau. Šaunuolė, bet išgelbėjai. Man toks atėjo dalykėlis, toks, kaip kažkas man pasakė, kad tai viską išdavė. Kas tau pasakė, aš nieko neišdaviau. Žiniasklaida pati sužinojo. Taigi klausyk, viską aš žinau. Taigi man viską per telefoną pranešė. Tiksliai, taigi viską turėjo. Ja, tai nekartoju. Aš niekam tai nepasakysiu. Gali pasakyti, ką tos dar 2 planuoja padaryti? Nežinau dabar nieko, nes aš dabar nežinau. Tai žiūrėk, kaip čia tą pasakyti. Žodžiu,
kodėl tu jas išdavei ir kodėl ypač tai padarei? Tau rimtai taip įdomu? Ar tu nenueisi jom pasakyti? Tai klausyk, man negi kodą nekenčia. Tai kaip aš jau tu pasakysiu. Taip nuo vaikystės. Bet kažkas tam man grąžina pinigus, tai nežinau kas ypač. Ta, gerai. Tau grąžina pinigus? Tai man bankas paskambino ir pasakė, kad man grąžina pinigus. Tai kažkokia ta mergaitė atėjo man davė pinigus. Aišku. Manau, kad čia yra iš kažkurių šitų dviejų, arba Gaudė, arba Valerija. Va. Supratau, tai gerai pasakyt, kodėl aš įsidaviau dėl to, nes pas mūsų komandą atėjo dar kažkokia Gabrielė, kuri buvo geresnė negu aš. Ir manęs dar buvo mama supykus, kad aš taip padariau. Ir mane į namų areštą pasodino, aš negalėjau iš namų išeiti, nieko daryti. Tai kaip vieną kartą galėjau išeiti, kad sužinočiau, kas nutiko. O tai Gabrielė ir seniausiai žinojo viską, o man net nieko nepasakė, nei parašė, nei ką. O tai Gabrielė buvo dvigubai geresnė negu aš tiesiog buvau nereikalinga ir aš dėl to jas ir išdaviau. Tai tiesiog nauja mergaitė komanda jau tai reiškia, klausyk, tu jau kaip ilgai gal taip tai darai, tai nereikia tai daryti. Ir ką, kad jinai geresnė, tu vis tiek būk savimi. Ir nevertink kitus žmonės, kad jie yra kažkokie kitokie. Nevertink juos, jie yra tokie patys kaip visi kiti žmonės. Ir juos nereikia kaltinti, kad jie yra tokie blogi. Aš iš vis nenorėjau daryti, ką dariau. Aš tik norėjau būti, kaip aš ir buvau. Aš buvau tiesiog normali, gera, draugavau su normaliais žmonėm. Nu jo, su manim irgi. Bet klausyk, tavo tokia emocija pasikeitė, kad kai mes bendravom, tiek daug pasikeitė. Žodžiu, nori būti gal draugės? Aš pagalvosiu. Na, gerai. Pagalvok, nes ir klausyk, ir būk savimi. Taip. Atvažiavau pas Godą, tai kaip seniai mes nesimatėm, tai aš pirmą kartą atvažiavau pas ją neapsimaskavus. Tai reikia. Na tai ką, lauksiu Godą, gal neįtys iš kažkur. Kokie žmonės atėjo? Labas, Goda. Nu, sveika, atvykusi į mano laboratoriją. Geras. Nu tai seniai matyta. Tai gerai, einam į kambarį, negi mes stovėsim čia vietoje. Pirmą kartą čia atėjai, ar jau antrą? Pirmągi, mes niekada seniai nesimatėm, tai kaip aš jau galėjau būti laboratorijai. Tada kaip tu daktarė želbiai? Tiksliai. Žodžiu, kaip antrą kartą, reiškia, aš viską apėjau, visą laboratoriją, tik vieną dalyką. Tai va, žodžiu, aš visą laboratoriją apieškojau, nieko nebuvo, tik kambarėlis buvo, tai aš ją ir radau ten. Nuostabu, tai ko ar atėjai pas mane tiksliau? Ai. Tiesiog norėjau su susitikti seniai nematyti, tai... A, kur Valerija? Iš kur tu žinai apie Valeriją? Jeigu dar kartą irgi primint, aš viską žinau.
Žodžiu, taigi vieną kartą, kada turėjau pranešti, kai mes buvom susitikę, reiškia, ligoninėj ten tą dieną, kada buvom, tai sužinojau, kad, tipo, kas galėjo pavogti daktarą, tai aš jau tada pas policiją, aš sužinojau, kad policija yra jūsų dukra. Tai va. Žodžiu, tik tu sužinojau. Viską tu sužinojai. Gal tu dar žinai, kodėl Austėja mus išdavė? A tu iš kur žinai, kad aš žinau? Nu, tai tokia superžvaigždė, tugi viską gali sužinot. Nu, tai jo, aš pas ją ir buvau, ką tik iš atvažiavau. Nors tu pasakai, kodėl jinai mus išdavė, nes mes su Valerija mąstėm, kodėl jinai galėjo mus išduoti. Ir mūsų yra pirmas variantas, kad dėl Gabrielės arba dėl mūsų dviejų. Tai jinai išdavė dėl to, kad atsirado ta Gabrielė, kad tipo dvigubai geresnė jinai už ją. Ir dėl to jinai jūs ir išdavė. Nes kad tipo, dėl to, kad tipo vieną dieną, kada jinai tipo išėjo, jinai ir atsirado. Dėl to jinai pagalvojo. Dėl to ir išdavė, bet jis sakė, kad jinai nenorėjo. Tai žodžiu, va taip. Jinai nenorėjo, bet taip pavyko. Tai niekas jos ir nevertė daryti, ko jinai nenori. Jinai pati pasisiūlė ateiti mūsų kompaniją. Kas? Gabrielė? Austėja. Ai, Austėja? Austėja pati buvo sugalvojusi pavogti tavo pinigus. Ką? Ar tau Austėja tai nepasakė? Ne. Įdomiai. Apie tai, kad mus išdavė, pasakė gerai, tai jinai vieną dalyką nepasakė. Jinai pati pasisiūlė į mūsų komandą ir pati pasiūlė pavogti tavo pinigus. Ai, tai aš pagalvojau, kad čia jūs pavogėt. Nes jie magiškai būdama man kažkaip atėjo pinigai ar ką. Esu. Taip, atėjo, nes Valerija grąžino tos pinigus. Valerija? Taip, nes jinai ir pavogė juos. Tai čia buvo... logiška. Žodžiu, klausyk. Ir turiu vieną dalyką, noriu pasakyti. Aš jums padėsiu su Valerija. Tu nusišneki dabar, kodėl tu man nori padėti? Magišku būtų, žinokit. Aš jau, kad jums padėsiu. Ašgi sugalvojau ne viską, bet ir planą. Klausyk. Tai ką nori pasakyti, mama? Pas mus buvo atėjus Austėja čia į policijos nuovadą, žinai, ir jinai pabėgo. Jinai norėjo būti čia mes buvom ją sugavusi Austėja, bet jinai pabėgo. Ką? Austėja čia buvo? Taip, jinai čia buvo, jinai sėdėjo kalėjime. 2 dienas. Kurioje? Jinai tada pabėgo. Kuriam? Jinai čia va sėdėjo, tada jinai pabėgo. Atgal pas save namo. Man daktarė tai pasakė. Aišku. O tai Adelė negalėtų sužinot? Ne, Adelė nieko negalėjo sužinot. Bet žinai, yra vienas dalykėlis. Žodžiu, mes eisim pas Adelės mamą. Mes turime planą dėl Austėjos. Dėl Austėjos. Tai žodžiu, tada nesigilink, tai žodžiu, gerai, tai man jau darbas baigęs, gali eiti namo, o aš važiuosiu tiksliau pas Adelės. O, kaip įdomu. Kaip jokia. Geras. Bukrelė, gali nueiti trakinti durys, man kažkas skambina. Gerai. Policija. Ai. Labą dieną. Sveika, Adelė. Labą dieną. Valerijos mama. Aš turiu vieną dalyką dėl Austėjos ir yra dar vienas planas sugalvotas dėl Austėjos.
Jo, na tai sakykit. Tai pradėsiu. Taip, tai va toks va ir planas. Tai gerai, aš jau eisiu. Tai gerai, iki. Iki. Mama, gali atrakinti duris, kas ant skambina, aš negaliu. Gerai. Tai atrakins tas duris. Nu, užeik. Oi, labas, kiek metų. Nu, labas, ką tu čia pas mus atėjai? Na, atėjau, paklausiau vieną dalyką. Mano dukrelė. Tai va, ką jinai padarė. Jo, aš žinau šitą dalyką, tai gerai, geras tavo planas. Dar čia buvo atėjus Valerijos mama pasakė planą. Tai visai geras planai pas jūs, tai gerai, taip ir darysim. Gerai, a tai kur Adėlė? Ai, ten viršui tau kambarį sėdi. Aišku, tai gerai. Tai gerai, tai aš gal jau einu. Gerai, Iki. sėkmės tau. Ir tau iki. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, tai su jumis buvau aš ir mano mama, kuri dabar guli. Tai iki! Iki.